šiandien visai neblogas rezultatas. Ačiū. Trumpas komentaras apie šią dieną. Šiandieną iš tiesų buvo diena daugiau rolinio stiliaus, galėčiau sakyti. Iš tiesų pakankamai sunkiai automobiliui, sunkiai vairuotojams, nes gal nieko nenustebinsiu, bet vėl buvo labai karšta. Ir mes, kadangi vakar turėjome labai prastą dieną, tai šiandieną startavom pačioje rikiuotės gale. Tai eilinį kartą teko lenkti labai daug vairuotojų, gal 30. Vėl važiavom durpėse, vėl kvepavom, vėl nieko nematėm, vėl kelis kartus vos nenukritom nuo uolos. Bet viskas baigėsi sėkmingai, rytojaus dienai turime, arba dienai po rytojaus turime geresnę starto poziciją, kas truputėlį bus gal geriau negu buvo šiandien. O jeigu trumpai apžvelgti, jau beveik pusę ralio praėjo, trumpa apžvalga apie automobilį, apie savo būseną. Dabar praėjo lygiai pusę Dakaro ir kažkaip prisiminiau, kad praeitais metais man tas laikas ėjo gerokai ilgiau. Matyt, atsitikimų buvo arba išgyvenimų stipriai didesnių negu šiais metais. Antra vertus, aš jau čia esu, sakysime, jau kažkiek pažįstamas su to organizacija, tai šiek tiek yra paprasčiau. Na, faktas yra tas, kad tai yra sudėtingas procesas ir čia nėra paprasta atvažiuoti, padėti visus į vietas. Tai yra informacijos rinkimas. Nežinau, aš manau, kad aš čia dar ne vieną kartą apsilankysiu šitame renginyje ir aš tikrai noriu padaryti geriausią savo įmanomą rezultatą. O kokie dabar komandos tikslai, strategija likus pusiai Dakaro? Iš tiesų, mes norime ir toliau susirinkti visiškai visą informaciją apie tai, kas yra Dakaras ir koks jisai būna. Tai praeitas Dakaras buvo mums labai sunkus, prilyginčiau jį patirtimi turbūt gal 3 Dakarams. O šis jisai vėl yra visai kitoks. Mes irgi gavome tam tikrų pamokų, pamatėme, kaip būna, pamatėme, kaip reikia ruošti techniką ir kitus dalykus. Iš principo viskas, aš džiaugiuosi šituo Dakaru, man visai patinka. Sėkmės iki.